Ok, mes pradedam. Sveiki, šiandien pas mane svečiuose yra broliukai. Papasakokite apie save. Žinau, kad jau gerai žinomi veidai pas mūsų. Aš Normundas, jaunesnis, 10 minučių. Vyresnis brolis Nauris. Čak Noris. Man labai patiko tas pasakymas 10 minučių. Taip jau būna su dvyniais. Nors pas mano sesę yra mergaitė ir berniukas. Tarp jų yra skirtumas gimimo 1,5 valandos ir 2 metai. 1,5 ir 2 metai. Ja. Iš tikrųjų, kas man šiai dienai yra labai įdomu, tai aplamai jūsų prekės ženklas, broliukai, ir kaip jums aktyviai sekasi su tuo dirbti, nes tikrai, kad paskutiniu metu ir aktyviai kaip tik ir žiniasklaidai pasirodėt, ir čia Latvijoje, kai laimėjo šitą ledo ritulio, irgi toks, irgi žinau, papasakot apie savo braliukai aplamai. Ja. Braliukai iš viso buvo toks mūsų draugas Vidis Mačiulis, kaip šiandien pasaulyje vienas, mano nuomonė, geriausias žurnalistas pasaulyje, koks yra su krepšinė, ja, tokia maža šalia kaip Lietuvoje, tiek daug darba darytis. Amerikai gyvendamas į New York, jis daug dalyvavęs visokius renginius, arī su NBA, viską, jis būtų toks jau legendai Amerikai, to, ko jis dara tik su krepšinė. Ja. Bet jau visą laiką jis mums pavadina braliukai. I tada es galvoju, iš kur tas braliukai yra, išeina, kad 30 metos radio Latvijai, Lietuvos radio, braliukus pavadina, taip pavadina, braliukai, bralīškai, braliukai. Ne braliukai, a braliukai. I tada Vidas Mačiulis taip visu laiku braliukai. Galvoju, tada mēs patys sukursim kažko to, ka 10 meti jau ir mūsu braliukams, dabar šitā meti, 10 meti, kaip mūsu braliuku brendas ir. Turam gera komanda, prisijunga mūsu toks labai fainas draugas Petras, Aurimas iš Kaunas ir kas dabar prie mūs prisijunga su darbiem, jau padēļ mūs viska. Gaminam mēs, prasidējam gaminti iš karta, braļukai produkcija Kauna laus, sakīsim, dabar limonadus, 0,0 laus, duram biču produktus, kas nesenai koka meita dot gal, su braļukams, daug visokus maikutes, kepuraites, suvenīrus, turam sava līnija braļukai. Gaminam arī sporta aprangas komandām, ja, krepšina, futbola, tikrai, Daug ko daram, bet kažką sukurti sava, nėra lengva, aišku, čia yra lengviau dirbti pas kažką, su kažkokia jau faina brenda, aš labai daug su broju dirbam su Itālijai, su daug to itālu brendams. I tada buvo pasūlymas 10 metu atgal važiuoti Milānī dirbti į Itālijai, bet pagalvoju, padarīsim savā. Yra patirtis, žinau, ka būs labai sunki, visi saka, čia neįmanoma tā padarīti, labai sunki, bet viskas labai geras, kas ateina gyvenime, yra per sunkumą. Sunkiau būs. Pa to taip ir, gyvenimas toks ir labai sunki kažką sukurti, bet mēs esam labai laimīgi su broļi, ka mēs esam sukurti. Mēs laimīgi atvažiuojām Kaunas, tikrai taip visu laiku taip galvojam, arī norējām Lietuvu važiuot gyventi, norējām mūsu tētis buvojis Klaipēdas, mēs labai norējām tā reģionā, tad norējām Vilnijus, bet kaip tā atvažiuojām Kaunas. Tikrai Kaunas ir puikus miestas, čia labai mīla krepšini, to, ko mēs mīlam jau no vaikystės labai krepšini, ja, faini žmonės, bišķukus skiras, ja, tas, kaip es šiandien arī pasakoju, es einu sporta klubā čia treniroties, tad pasakyšu, kaip ir, tad viena mergaite tikai dabar pasveikinas su mani, taip toks, kaip Šķipsnē, jā. I tada man atroda, kad novažiuoja Rīgā vai Latvijā, tad labai lengvi vai Klaipēdai, labai greiti tu sadraugauji su žmonėm. Tad čia ir kaip ta kitaip bišķukai. Žmonė labai tokai, es saku, rimti, visi toki rimti ir, jā.
Nu, вот так man daugiau humora reikia. Kaip tu man atrodo, su humoru ne taip gerai. Ja, bet bus gerai viskas. Kaunas toks konservatyvus miestas. Taip. Bet jumis jau tikrai pakankamai atpažįsta žmonės, kiek suprantu. Taip, jā. Einam ant gatvės, bažnycē prieinam, jau mačiutai, kad kaut kā 80 metų, nu kaip braliukai Žalgiris, nu kaip Žalgiris, kunīgi, tikrai žinam, mēs einam, visi labai žinamus, ačiū Vida Mačulis Laidas, kur mēs buvom jau daug metus atgal, jau tad visą laikis, kaip tai televidinija mūs parodīja, dabar Latvija labai gerai hokeja žaida. Pirmā kārta istorija bronza Ritulī Latvijai. Tā ir pirmā medaļa, seik sunki patikēt, ka iš visa Latvija gava pirmā medaļa pa 30 daugiau metus, iš visa komandinīm sporti, kaip hokejas, krepšinis nikada nebuvo, tikai tada senai buvo 35 meta. Tad tas ir kažkoks pasiekimas, buvo tada skambina LNK televidinija, paklausa mūsu intervju. Mēs zinām, kas ir hokejs Latvijai. Kas man labai patinka su hokeja Latvijai, ka jie vieni žmonės, jo mums gyvena ir daug rusų žmonių, pusė per pusę Latvijai, sakysim. Ir tada tie fani visi draugauja. Tas ir pats geriausias momentas, kad žmoniņi draugauja par sporta. Vartininkas ir rusu žmogus, ja, kuru pripažina geriausiu dabar visai čempionātei. Ja. Man atrodo, ka es visu mažiau reikia žiūrėti į tautības, bet daugiau reikia draugautis žmonėm. Mēs pasakysim, broļi, daudz esam visā pasaulē apvažojuši. Brazīlija, Venezuela, Kinija. Visur ir faini žmoņi. Jeigu tu pats esi fainis un nori draugauti, tu tur sudraugausi žmonėm. Jeigu tu mati, ka tas žmogus ir toks, sakysim, nenori, tad nereikia tada. Pats kas svarbiausias, su ko nereikia draugauti? Su komunistams, jeigu taip gali pasakyti. Jā, tai yra pati, viskas būs gerai. Tikai su tiem nereikia. Tai viskas būs gerai. Gal ir žinau, ir ten yra savotiškos tvarkos. Tos nereikia. Tada nėra skirtumas. Kinija. Vēl pats įdomiausias, ko es noriu pasakyti, kaip įdomu gyvenim ir taip, kada mēs gyvenam Latvijai, tada visi saka, tie du Lietuvi. Mēs Braļuki, tie ir du Lietuvi. Čia mēs gyvenam. Visi saka, tie du Latviuki. Tie du Latvi. Mums faini, tada tas ir Braļuka ir, kada mēs esam mažas tautas. Mēs istoriski esam labai kārtu. Visa istorija mūsu. Mēs esam baltu, mūsu vienai grupai, kalbas grupai esam. Jā. Mēs tikai esam kārtu. Ja mums reik būt kārtu. Mums reik suprast, ka mēs esam maži, bet stipri. Labai stipri mēs esam. Kārtu vēl stipresni. Kārtu būsim stipresni. Tas tikrai yra. Iš tikrųjų, Lietuva, Latvija, jos yra labai giminingos. Taip arī. Labai atsiprašau, jeigu taip Lituanija, Letonija, labai panašu mūs viskas yra. Taip, ir ta pati kalba, kurią mes turi labai daug panašumų. Gal tam tikrais atvejais vienai reiškia kitur, kita reikšmė turi, bet šiaip tai galima daug dalykų suprasti. Ir regionai, sakysim, Klaipėda jau tā pusē, mēs buvām pas Kazis Maskvitis darbinai, ja. Tikrai kalba ir tas daug latvu žodžiu naudoja, ja. Sakysim, Latgaļijai arī ir tā kalba, arī daug ir žodžiu lietuvišku, ja, Daugavpils, tas ir Latgaļija reģionas, ja. Tad matas, ka tā istoriski jau mēs 1000 metus esam mūši kārtu jau, tikrai esam vieni. Ir to, ko mēs pakentējām, mums visāk saka, ko mēs teikt maži esam. Sakīsim, paimam Lenkijai gyvena, kiek tur miljoni, 40 miljoni, jā, panašai. I saka, bet Lietuva buvo pati daudz šāļie buvo visai Eiropai. Tai, iki pat Juodosios jūros. I tada tiek maz, bet mums labai visą laiką mums Pola, i tie švedi, i tie vokieči, i tie komunisti, es prašu. Mums visą laiku kaip tā, bet dabar reik mums... Mums buvo sutikimas su Raimondu Paulsu. Neatsimenu, kur televidinija skambina mūsų brauka nereikia suorganizuoti mūsų sutikimą su Raimondu Paulu, jo su jo labai sunkiai yra. Ja mūsų toka mergaitė intervju Latvijai deva žurnalistai, mēs tada per tā mergaitę mēs susikalbējam, ka galim radio studijai sutikti pašam senamiestri Rygoj
Doma laukumā sutikti su Raimondu Paulu. И mēs тогда suorganizuojam, atvažiuoja televidение, и Raimondu Paulu uzdeva tā klausima. Es tur labai gerus draugus Lietuvoj čia. И тогда klausās, su ko skiriasi Latvijas un Lietuviem. Tai saka, kultūra mums labai panaši ir kultūra, dainas, muzika, teātri, aktori, nu viss tas ir labai panaši. Esam tikai vienas, kas mums labai skira, ir tikība. Jūs Lietuvi esat katoliķi, mēs luterāni esam. Tas ir tas, su ko skiras, jeigu taip. I tie žmoniņi kažkur skiriasi, aišku, ir kita religija, bet taip mēs labai esam, sportas, vienodi esam labai. Es, kad dažreiz tā ledu rituli, i kada pirmas tās rungtynes buvo su Kanada, gerai, mēs pralaimējām 6-0, bet kad es pamatau akis tiem žaidējams, ka viņi noralaimē, saku, broļi, viņi tikrai prasidēs gerai žaisti, jo. I kada, man patīk, kā Kurtinaitis saka, kaip Latvu treneris arī ledu ritlo saka, tie, kas nenora rinkteni važiuot, jie nevažiuoja. Nereik aiškint, ka man tur gima vai, kas vēl kažkas, neaiškinkiet. Viņi važiuoja viskas, i tada būs rezultātas. Man atroda, ka taip man atroda, ka mums Lietuviem, kaip Kurtinaitis saka, mums nereikia klaus, mēs visi važiuojam savas šaļi, mēs ginti norim savas šaļi. Dabar es to pajautu, kada uz kā laimēja Latviju. Tikai uz tā. Tur daudz neatvažiuoja, žvaigzdes. Irgensons neatvažiuoja, bet tie, kas žaida, viņi atideva visa. I kas man patika iz trenera, kad jis saka, Latviju treneris, i tas štabas buvo, i žaidējas, kas buvo, saka, mēs paimam daugiau to žaidēju ir hokeistu, kaip šiandien, aišku, tas man atrodo 20 gaļies, nesamaloti. Tā mēs paimam ekstra žaidējus, bet nikada, tikai teja vienas, aš kažkā viskas... Važiuok, Niklau. Jā, negali, nereik viskas. I sukura to, ka reālu komanda, kur visi viens uz antra buvo. Čia reik... I Dantis išmus, tur tie Latvi krinta, tie visi nesuprata, tie Čehi vai tie kanadieči vai tie Ameriki, viņi nesuprata, kur tok izpratējuši. Maža šaļi, es visa Latvija maža, kaip mēs, kaip kavoja. To skova, jā. Čia mes žinoti perdodam rinktinei, kas bus dabar į pasaulio čempionatą. Ne, iš tikrųjų, kai vyko netgi Lietuvoje, žinote, kad, palaikykim brolius, Latvius, jie ten stipriai dirba, jiems sekasi. Ir iš tikrųjų, kai tokios mažos šalis, kai buvo, kai lietuviai krepšinį su amerikiečiai žaidė. Kai atvažiavo kažkokia iš 3 milijonų surinkta nedidelė komanda ir amerikiečių žvaigždėm duoda. Tai čia nuostaba visam pasauliui būna. Taip. Tai tas toks, sakau, labai džiugus. Man labai patiko, kai per Facebook'e aš daugiau laiko praleidžiu ir ten eina komunikacija, kad palaikykim, kad ten turi didelių šansų ir labai faina, kad žmonės duoda save. Mums visai, taip, jeigu pasakyti, visa tas, mes esam tikrai labai vienoti. Man kas pasakyti, tikrai mes esam labai, kaip Latvija, to mēs esam tikrai broļu tautas esam. Kaip mums toks Barkāns Jānis ir didžiausias fanas hokejais, ir vienas didžiausių Latvijai, mūsu vaikystės mokyklai, mēs internatā, jis mokinės paprastai mokyklai. Tad viena miesta. Jā, viena miesta. Tad viņš ir pripažintas pats. Kaip sekla. Viņš ir tas, kurš dabar buvo, kad Žalgiris žaida, viņš norēja pakabinti Šmita, i viņam uždrauda, čia arī bišķuku, tak laiskaj, do ranka paspaust, subučos tā Smita savo Latvu, nelaist. Tad tas... I tada jis man sakīja, taip, braļukai, jūs matiet medaļus, augsus, jūs viska, jūs esiet būši... Anksčiau to sakīja. Visu, saka, es norētu jau 56 meti vakar gimtadienas buvo. I prieš tā, es saku, braļukai, es norētu viena medaļa. Viena man tikai. Es apvažoju visa pasaulju, su visam rinktinēm, su krepšini, su hokejas, su tinklini. Es, braļukai, viena medaļa noru. Vienu noru pajausti savu, pajauti, es dabar skambinu, saka, braļukai, es taip norēju tā medaļa, visa Latvija norēja, visi. Tu važoji pa laiki, tu visada žini, kad sunki būs, jo hokeja ir nereālu sunki. Bet viņi tura sava kluba, Rīgoj tura kluba.
I visa laika nikada nebuvo, jeigu eina su vėliavam, braliukai, jums reikia teikt, mums ir labai daug Facebook'e foto, kur mēs einam su visiem tā Latviju, su Latviju tiem fanams, bet tie Latviju fani, tur nėra tikai Latviju, tur arī Rusu yra žmonji. Visas tautības žmonji, i visi eina su Latviju vėliavam, kutēm, i nėra, es visa nikoka, nėra prieši, visa nėra, es visa nesuprantu. Mēs tikai sakām vienu, ko mēs nenoram komunistus, bet tautības žmonės nereik žiūrėti tautybę, reik žiūrėti žmogiškumą. Jeigu gyvena Latvijai tie 50%, tad tas ir reik draugauti. Nu viskas, reik draugauti su žmonėm. Jā, bet čia ir... Nu, Ne politika, gal nesiplečiant į tai, bet toks... Emocijas. Jo, mes žinai, kaip šiandien irgi diskutavom apie šitą tautų skirtumus ir kaip kaimynas kaimynui, žinai, Lietuvoje kaimynai, jie tarpusai neturi tokius gerus santykius. Nu, čia iš mūsų tautos atėjo, nežinau, ir kalbėjom, kad Latvija irgi kaimynas su kaimynu nesusikalba, nesueina, o imant tos mūsų kaimynystinės šalies, žinai, žmonės aplamai, kaip rusų tautybė. Jie ten palaiko visus tarpusiai labai gražius santykius. Nėra, kad ten, žinai, jeigu kaimynų reikia pagalbos, jis padės. Nuleido padangą, žinai, išėjęs pas mūsų, tai pažiūrės per langą ir dar pasakys, nu va, į darbą pavėlos, taip jam reikia. Bet aš galvoju, gal čia dėl to, kad mes turėjom visą laiką priespaudai, čia tas, žinai, tas iš komunizmo išlikęs dalykas. Es noriu tikai pasakyti vienu vēl, ja, es anksčiau gyvenu Jaunsiems, tur ir namas, namas, i kaiminas, manas dukras draugauja su tā kaimina mergaite, ja, i tas Latvis, viņam buvo tur pirtis, toks namas, bet labai netvartingas viskas, tur veda visokus tur metālus veda. I antra puse, jo Latvija ir galimība nupirkti nama, gali nupirkti kura tautības žmogus, atvažiuot iz Rusijas, Ukraina, nėra skirtuma. I tur tā nama nupirka to, ka rusu šeima, un jeigu mēs gyvenam taip, man ir labai gražiai viskas sutvarkīja tā nama, tikrai labai gražiai viskas buvo. Mātas, ka žmoņi nora labai gražiai. I tada, kad arī tā, kā ir sēta? Tvora? Tvora, jā. Tada viņi padarīja taip, kad bišķuku padarīja tā teritorija gal puse metra. Daudz tīčkas. Не знаю, bet kā viņš man ateina, tas tevas pie tā eina, i saka, vot, kaip tie rusi toki, vot viņš tie, i man to, ka man taip sunki buvo suprasti, tas žmogus ir sutvarkījis viskas gražiai ir. Tev tur musaras ir, ja? Nu, sutvarkīgs sava, bet tas pavidis, kaip tu saki, vot tas pavidis, vot, kad atvažiuoja, i kas čia gyvena, nu, sutvarkīgs sava tā visa. Nu, vat man tas bišķuku, vat ir, nereik to darīt. Ja. Nu, būna. Aš siūlau į tai nesivelti. Čia tokie dalykai. Man iš tikrųjų įdomu, mes čia buvom kažkada, kai buvom bendravę, kalbėjot, kad leisit naują maikučių liniją su Latvijos viena dizainerė, kuri dirbo su MBA. Kaip sekasi visame tame procesas yra? Yra mūsu Vlad Lakšai, jis yra mūsu super draugas, jis vaikystės yra, jis dirba su NBA, oficialiai kontraktus turi su Toronto Raptors, dabar su Puma USA, dirba dabar su Celtics, buvo 2 piešinius nupiešę, bet Celtics pralaimēja konferences finālā, bet jim užmoko už tā, aiškus Celticsas ir taip taļau. Izsukura mums dabar šitā dizainu, jeigu ir angry, bet old basketball, I am the old basketball dog, ja, toks padavinoja mums šitā piešini, tad mēs turam arī braļukai piešiņus, i tad mēs turam dabar viena, kur visi dviļeka žaidēji būs, nu pieša mums, i mēs jau dabar būs su federācija, kaip šiandien mūsu būs arī maikutes kārtu, mēs to projekta daram, su visiem geriausiem dviļeka mēs patys izsniekam kārtu su federācija, tos dviļeka žaidējus jau uz kaut kam pora savaitēm reikētu būt tiem maškinēļiem, kas ir 100 metu Lietuvos krepšinī. Mēs nepasrinkam 100 metu geriausi žaidēji. Aišku, dviļeka žaidējus pasrinkt ir nereāli sunki, jo ir vēl daugiau žaidēju, nekalbēsim jau uz trenerus, bet trenerus mēs nerinkam, ja. Bet pasrinkam dviļeka žaidējus. Pasakysiu, mūsu Štombergas draugas ir tur, ja tas buvo tikrai mūsu nomaņa, ir, jo maškineņiem reik kabinties Žalgiris arenai. Jis ir Eiro Cup čempionas, Eiro Lygas čempionas, ir Lietuvos čempionas kapitonas,
Jūs maškinēļus reik matīt mums arēna Žalgiri. Tas mūsu nomeņi, bet, par kitiem žaidējiem matīsiet, ir visi geriausi, Arvidas, taip jau. Faini. Jā, būs toks projektas jau neužilga mums, jā. Čia turbūt, o su dabar didžiausių iššūkių kokių susidurėt, tarkim, visoje šitoje veikloje? Es pasakysiu, kad labai sunki yra labai sunki, bet kaip sakau, per sunkumą viskas ateina, viskas per sunkumą gyvenimą gerai. Mums taip visada ir būs. Mums taip tikrai lengvi niekas nebūna, žinot, sukurti savo brendą braliukai, atrodo, iš kur čia sunki, du fani, kuri myli iki kaulo Lietuvą, Žalgirį, Lietuvos krepšinį, arī kažkokia tokia crazy, pavadinsim biščiuką tą sukurti. Ja. Kitiem atrodo iš viso kažkas pradžio buvo, ko jūs, kas, kaip, koks braliukai, kas yra, bet mēs noram, gyvenimas bēga labai greiti, noras kažką toka fainas, sukuram kažką faina, yra toka mintė atidaryti savo sportą barą Kaunas, Dievas padės, tikrai yra toks tikslas mums yra. Į Latviju atvažiuoja daug mūsų draugai iš Latvijas. Kaunas fantastiškas miestas, puikus miestas, kaip sakėjom, pasaulyje nėra geriausia miesta, kaip myla krepšinį, kaip Kaunas, to mes matom visur, čia kur nueina į bažnyčią, kavinės, gatvės, visur yra krepšinis. Visi kaimynai, kas mums yra dabar, kur gyvenam, visi kalba tik už krepšinį, visi laimingi, visi šusitinam, gal laimėti yra. Ja. Taip, Lietuva tai tikrai yra krepšinio šalis, o Kaunas visą šito centras. Ne veltui Žalgirio arena čia pastatyta, kur visi šitie dalykai. Žinot, ar istoriškai, kada važiuoja tas taurės, važiuoja į Argentiną, tada visi važiuoja su Lietuva, jis kalba, kada tie 86 metai, kada tie komunisti saka, ne tikai Kaunas negalima, uždrauda žaisti tās draugiškas rungtynes vai kažko organizuoti. Ja? Ja, buvo iš viso pat daug senai Kaunas buvo uždarytas miestas, saka, pat Amerikas, lietuviši Amerikas, kada važiuoja į Lietuvą žaisti, pat 50-tos gali meluoti, labai senai, gali vēl anksčiau, bet tos visus metus. Tā Kaunas buvo toks uždarytas miestas, jo čia tokie patrioti yra, kad, kaip... Taip reik būt. Jā, taip reik būt. Šiaip ir Kaunas, jisai labiausiai nacionalinis miestas. Čia, kai buvau studentas, tai jaukdavosi iš užsienio atvykę. Sako, čia atvykę gyventi, tai greitai išmokstam lietuvių kalbą. Klaipėdoj, Vilniuj, kitose miestuose dar, bet... Sako, Kaune, tai turi išmokti lietuviškai, kalbėti kitaip neišeina. Mes išmokam, atvažiuojam. Kalba, kaip ta banda su mums angliškai, rusiškai, man ta rusų kalba, man iš visi, Latvija pilnas, ta rusais labai laimingas, kad dabar gyvenam Kaunas, ir man ta rusų kalba, čia, jeigu taip, teisingai pasakysiu, sakysiu nuo širdis, jeigu gyveni Latvija, reikia kalbėti latviškai, gyveni Italijai, reikia išmokti kalbą. Čia jis, Kaunas tada... Man taip ir Anglijoje pasakė, kai gyvenau, dirbau, sako, žiūrėk, Tomai, gyveni Anglijoje ir kalbėk angliškai. Nėra čia ko, visom kitom kalbom, mokykis, imk daryk, nes kitaip nebus. Ir netgi dirbant būdavo taip, atsinu, ten būdavo dienų, dirbo statybose, būna dienų, kai nėra ką veikti. Ir tada sėdi, stovi, su visais kalbi, ir prieina vienas, sako, tu labai daug kalbi. Aš sakau, žinau, kad aš daug kalbu, bet sakau, o kaip aš išmoksiu kalbėti teisingai? Jis pažiūrėjo, tai sako, teisingai, gera pastaba. Tai jis nuo tos dienos būdavo, kai aš kalbu kažką, jisai prieis, pertrauks ir pataisys. Sako, turi būti ir taip pasakyta. Aš iš tikrųjų nemažai per tą šnekamą kalbą, nemažai išėjau išlavinti tos. Tai čia turbūt irgi, tai gaila. Kalbėti reikia su žmonėm, reikia, kad žmogus kalba, reikia duoti šansą, niekada nereikia jo nutraukti, kada kažkur yra tokie, bėgam, čia nėra laika. Ne, duokim, jeigu tikrai laika nėra, bet jeigu yra kažkoks laikas reikia. Žmogus nori kažką pasakyti nuo širdis, nėra skirtumo,
kur Lietuvoje, Anglija vai kur reikia duoti šansą. Kaip mano mama yra iš Pietų Uralo aplamai. Ir kai čia atsikraustė, kas ten buvo, 85 metai, 6, ir atsikraustė į Liebartus, Žemaitijos glūdumą, šalia Andrijavo. Ir su jie niekas nekalbėjo lietuviškai. Niekas. Sakau lietuviškai, rusiškai. Niekas nekalbėjo. Ir ateina parduotuvėje dar ta, kad ne tik, kad lietuvių kalba, ten žemaičių kalba, gera žemaičių kalba, ta tokia termiška. Ir su jie niekas nekalbėjo. Ir jinai šiaip ne taip prasilaužė, pradėjo kalbėti, pradėjo šnekėti. Gerų metų laiko praėjo, jį nedaugiau. Ir tada su jie pradėjo visi rusiškai kalbėti. Ir jinai, sako, ir verkdavo, ir būdavo, sako, ir niekas su jie nesikalba, ir ignoruoja. Ir tada jinai kalba su tais pačiais jau šeimos draugais tapusiais, sako, jeigu mes būtume kalbėję, nebūtume išmokus. Niekada nebūtum. Kaip mano tėvas Anglijoje daug metų dabar gyvena, angliškai nelabai šneka, nes visą laiką buvo kažkas išverčia. Tai taip nutinka. Mūsų tētis ir iz Klaipēdas, iš tā reģionā, mamīte iz Latvijas, Ukrainiete ir. Tā mūs ir mačūte mūsu, jā. Nu, tas, ka man bija šuka, taip ir domu, ka mūsu mamaņa tura Latviju pasa, jā. Un tas, ka bija šuka, viņa ir gimusi Latvijai, bet uz tā, ka viņa ir mamīte Ukrainiete, viņa saka, es galētu gaut viņa latviešu kalbu, bet man principas saka, tad ir to, ka ne pilsoņu pasa, es nezinu, kā būs. Jā, bet čia jau ir, čia toks, čia jau iegūt daudz kalbēti, tā situācija jau buvo 90. metos, ko te jau valdža buvo Latvijas, Lietuvos, kaip lietuvis šaunuoļi, iškārta darīja, esti šaunuoļi, iškārta viska darīja, kad, nu, sakīsim, kaip ir Rusu armija izvažotu, jo šeimas izvažotu, Kēla namus, a Latvijai taip nevīka Latvija. Aš buvau barikadas, es galiu pasakīt, nenoriu čia tā politika, es buvau barikadas, Latvija i mačiau, ka labai daug rusų žmonių buvo barikadas. Ir žuvo rusų žmonių arī I tada tas pažadas buvo toks, jo ne pažadas buvo, bet jie, kad ej uz laisvį, jie norėjo laisvį, tie rusų žmonių arī kaip latviuki, mes visi kartu buvom. I kada reikėjo Ulmanui sudot pilietybę visiems, kaip mūsų mamytė ukrainietė, jie tada pasuka mugurą ir deva 100 000 oficeram rusų pilietybę. Tai vietai, kur žmonė, jie padarīja sev gėdą, sakysim. Ir tada todėl toks piktis yra žmonėm, todėl viskas vyksta, todėl man ačiū Dievu, ka Lietuva buvo fantastiška, jie suprata su estams, kada reik tos izsunsti, tos komunistus, gerus žmonius rūpinties jos. Nu, tikai es pasakysiu, kaip yra. Tai čia normalus dalykas iš tikrųjų, nes, žinai, kai vyksta tokie dalykai ir tam tikri žmonės tiesiog yra aplinkybių aukos, žinai, kur tu dėl to, kad svetima gėda, va čia va pasakymas. Aš buvau barikadas, es sakysiu, eju už Latvijai, man pakartosios, tikrai buvo daug rusų žmonių, buvo daug. Žinai, jie ten gyvena, įsikūrė ir toks... Gima tur, nu. Jo, ten, žinai, kas tavo, žinai, yra tauta, žinai, ir taip toliau. Tas pats kaip Niujorkės gyvena, koks skirtumas, Čikago, kiek tautybės gyvena, kiek patriotų, kiek jie stipriai. Aš žinau žmonių, kurie jie yra net ne lietuvių tautybės, neturi nieko, bet už šitą šalį jie daugiau padaro, nuveikia, atiduoda, negu tie, kurie, čia, tu skaičiuoja, žinai, kelius šimtus metų, gali žinot, kad yra ir bajorų, ir dar tokių, kur šaknis yra stiprios, bet jiems ta šalis yra toli gražu nusipjauti. Čia viskas. Turbūt visą pasaulį paskaičiuota nėra visas skirtuma tautybės. Saka, 20% žmonių visai pasaulyje tikrai atiduos širdį. Nėra daug, bet arī nemaž. Yra viena daļa, kuriem iš visai ir dzini tur, viņi gyvena, kaip gyvena. Mēs su broļi esam labai patriotiški, mēs tikrai galim pasakyti, ka mēs man, kada Latvijai vai kas vai jūs fani, tur fani, man pirma vieta ir šaļi, man pirma vieta ir patriotizmas. Jo Lietuva, Latvija, tā ir mūsu, mēs gribam Latvijai, tētis mūs iz Klaipēdas, mēs mīlam, labai
Du mažas šaļas, bet dideļas su širdi. Šaļas, jā. Tās ir mūsu viss. I tikrai mīlēsim, i atidosim visu, ka jeigu, es saku, tas ir, i taip liek būt visiem. I mēs gyvenam gerai. Jeigu taip sakytų, kaip gyvena dabar Latvija vai Lietuva, mēs visi gyvenam gerai. Mums visiem viskas yra. Taip, čia Mums yra nereikia dabar kažką paaiškinti, ka mēs blogi gyvenam. Eik parduotuvė, viss prikrauta pilna. Darbas ir, eik tikai dirbti. Jo, Viska yra. tas vienareikšmiškai. Mēs kā augam maži Rusu laiku, dirbam arī fermas, mums internāti užaugām. Mēs mums kitā kārta klausa, a jūs kādā gyvenimā vaļukai esat dirbusi? Mēs dirbam no 6 metu. Sunki dirbam, mums reikia važiuoti, mums piņingus reikia, mēs, kaip yra, ka mēs važiuojam fermas, dirbam šūdos, es atsiminu, es vēl mažas galvoju, ka ir asfaltas, ir bēgi tā, šeit kritu tos šūdus, jā, vedam su tiem sunkas darbas buvo. Dirbam, mums dirbam piņingus, važiuojam Klaipēdā, pirkam sev darbužis, saka, norējam tā internāti, mokinimies, norējam, lai mums kaip tās bažītu. I visai sakam, no teitu, Česabonis, Marčulonis. Nu, visā laik tie sapni mums buvo sutikt ar vida. Taip gyvenimas mūs suvedi. Super, mēs jaučamies super. Jaučamies, kauna mūs atveda Dievas. Mēs tikrai jaučam, ka čia yra mūsu vieta. Čia ir mūsu. Mēs esam Lietuvi. Gerai, mēs, jeigu taip mūsu tevas ir Klaipėdas, reitu Klaipėdai gyventi. Bet, Lietuva. Šiaip paėmus, mes čia diskutavom apie Ukrainą, čia užvakar žiūrėjau aplamai tokį filmą ukrainiečių dokumentinę apie įvykius nuo pat Maidano iki ten žurnalistų sukurtas. Jie ten netgi, Hebra, kurie visą tą filmą išleido, jie yra padarę Kanų nominaciją gavo čia pernai metais. Labai rimtas filmas, tai dabar aš bandysiu pakartotinai, kad jį parodytų, pasiorganizuoti. Jeigu šiais, nes mes turėjom, ten su Rotary organizacija, turėjom pilną salę išparduotus bilietus, tai dabar organizuoju, bandau antrą kartą, nes savo broliams skautams, šauliams, kad būtų galim pasikviesti, nes tikrai dokumentinis filmas pastatytas realių žmonių gyvenimo įvykiais, kai prasidėjo Maidanas, kai prasidėjo visi šitie dalykai. Kino režisieriai, jie sako, ką mes galim padaryti, kad mes būtume naudingi. Kokie mes sako, mes galim filmuoti. Tai jie padarė šitą ukrainstream.tv ten tokią laidą ir jie praktiškai 24/7 filmavo, kas kur vyksta. Važiavo per visą Ukrainą, kiekvieną miestą, kokie įvykiai, darė reportažus, jau po to galiausiai prasidėjus jau 14 įvykiam visą kitą, tai pasirašė sutartis, jie išėjo į frontus, išvažiavo į karštas zonas, jie ten patys kariavo, filmavo, darė reportažus ir iš visų tų, skaityk, paskutinių 10 metų įvykių sukurta yra istorija ir ten rodo tos tokius tarpus, kaip jie iš karo zonos išvažiuoja į Kanus, kad ten dažnai gurkšnoja šampaną, geria alų, bet mintis tai vis tiek viskas tenais ir, kad tu trumpai atitrunk ir jie patys sako, mes čia ištrūkom į tokį, šitą kitą pasaulį, bet, mintis tenai, mes suprantam, žinai, po to jie ten sugrįžta atgal ir labai stiprus filmas, tai aš bandysiu vėl, kad organizuoti parodytų, nes mes gavom išskirtinės teisės ir galimybę jį tam kartui pažiūrėti, daugiau niekur kitur. Tai Akropolį buvo Forum Cinemas. Tai sakau, gal išeis dar kartą suderinti. Tai... Svarbiausia, Tomas, jeigu jis gali taip, pasakyti, svarbiausia tuo, atsiprašau, jeigu gali pasakyti taip, grubiai tą šūdiną Putinį numesti, viskas bus gerai pasaulyje. Manas, jeigu jis gali pasakyti. Tai šitą yra, kad ten numesti niekas nepasikeis, yra sistema. Bet grįžtant prie tos temos, kur mes diskutavom su bičiuliu ir prieš kelias dienas irgi, kad jeigu prasidėtų kažkokie įvykiai, tai Lietuva ir Latvija, jie nenori tarpusavį jungsis čia, bet kokiu atveju. Nes tam pačiu filme kalbėta apie ir taip, Ukraina šiuo metu turi 400 km atsitraukimo koridorių. 400 km, skaitykit, atsitraukimo koridorius, kur turi paruoštą, jeigu tu turi susidūrimas, tu galėt 400 km atsitraukti. Tai kas tie 400? Ir mes su bičiuliu, kuriuo diskutavom, mes važiavome iš Kauno į Klaipėdą.
tas, Čia 200 km. Jeigu imsi nuo Vilniaus arba nuo mūsų Lietuvą, tai yra praktiškai atsitraukimo koridorius kaip per visą šalį, visą Lietuvą. Ir jeigu iš kanonos pusės, tai toks, sakom, kiek būtų galima atsilaikyti. Ir yra mintis aplamai, kad jeigu visą ekonomiką dabar taip viskas rutuliosis, tai tokia Latvija, Lietuva, Estija, tai vienos tos šalis, kurios turėtų labai jungtis. Estai gal prie skandinavų, bet strategiškai, logistiškai, šios 3 pabalčio šalis, mes turim stiprią istoriją visi kartu, žinai, tos Baltijos kelias, tai jas jungiant tarpusavyje, tai galima sukurti pakankamai stiprų konglomeratą. Taip, Tomas, jeigu taip ekonomika, mes labai, tu esam kartu dabar, es kaip supratau, mes labai daug esam su ekonomiški, jeigu mes biznesi darbo su Lenkija, su Amerika mes esam labai, matas, kad Lietuva, Latvijų klaida buvo daugiau, ko jūs matėte, didžiausia klaida buvo, kad jie buvo su Rusija, labai daug biznesi buvo tur. Ir čia yra pats pavingiausias, kas buvo su jiems rizikuoti tos biznesus. Bet ir tai čia yra vienas dalykas, kad šiaip aplamai, Latvijų pačių rusų tautybės žmonių ir verslių žmonių yra labai daug. Daug verslo, bet Lietuvai irgi, aš žinau žmonės, kurie verslus važiavo daryti Ukrainą. Ukrainą į Baltarusiją prieš 4 metus, nes tose šalyse labai kviečiami yra užsieniečiai dirbti. Paimkim Rusiją ir Ameriką. Praktiškai beveik visos Rusijos kasyklos priklauso amerikiečiams. Nes vietoj šalyje esantys žmonės nekompetentingi arba pernelyg gobšus žodis. Gobšus ir prasideda, žinai, vagystės ir kiti dalykai. Tai tada tu iš šalies kvietiesi verslus, kurie ten padėtų, nes ta pačios, sakykime, mes vežamės trąšas iš Baltarusijos, o trąšų gamyklos priklauso lietuviams. Jie tenai pasidarė, nes darbo jėga pigesnė, žinai, resursai kitokie, galimybės kitokios ir plus, žinai, ištestom rankom kvietė, ateikit padaryti, nes mes patys nesugebam. Tai tas toks, kad kokie šalis su kuo dirba, tai čia yra, čia jokio skirtumo. Čia realiai tie, kurie dirbo, jie taip ir toliau dirba, rado apėjimus ir ten niekam tai tiesiog pašnekėti tik daugiau triukšmo. Man su broliais, daugybė žmonėm labai norėtų, lai tas viss pasibaigtų, lai viss tas sustotų. Es suprantu, ka tas sunki, bet taip reikētu būt, ja, Tomas. Ja tas karas ir baisus, es tikrai, kada jau buvo, kad tas viss, kas vyksta, ja, es negaliu suprast, ka du vienodi, sakysim, religija vienoda, ka tas vyksta, es negaliu suprast, kaip, jeigu, tas man sunkiai yra. Čia daug kas to dalyko mes nesuprasim ir turbūt nereikia. Aš šiaip palengva galvoju, einam mes gal į pabaigą. Ir žinai, nuklydom, žinai, tos baisus dalykas. Visas pasaulis dabar kalbas, mes reikia šiukų. Noramai būti. Yra, taip pat. Yra politika, kurį daro, mes mylam krepšinį. Mes yra sportas, sveikatos, gyvenam savus gyvenimus, žinai, tai yra vienaip ar kitaip tam tikrų dalykų mes negalim šiuo metu taip lengvai pakeisti. Tai va, su ta paskutinė, žinai, gaida, taip, vat, pats smagiausias dalykas, kuris šiai dienai jums yra įvykęs, ko galit pasidžiaugti ir pasidalinti? Aš pats, ko es paša į broņim, kiekvieną dieną, man atrodo, pasaku, mūsu sapnis prisipildas, todėl, kada buvo puse gyvenima Latvijai gyvenam, labai senai norėjom gyventi Lietuvai. Mums Lietuva visada buvo, man Lietuva iš visai su broļa buvo, jeigu važiuoti Lietuva iš karto, ne Italija, ne tur, kitur, buvo Lietuva. Ir tada yra tas sapnas prisipildījis dabar, ir mēs esam labai laimingi žmonės. Es tikrai no širdis laimingas, ka mēs esam čia Lietuvoj, Kaunas, ir sakau, krepšinis mums yra viskas, mēs gyvenam krepšinį, visą gyvenimą taip gyvenam su krepšinį, ir gali pasakyti ačiū Lietuvai, ka esam Lietuvos piliečiai, esam ir draugams, kas yra, ir Vidas Mačiulis, ir Lietuvos krepšinio federacijai, ka arī mūs draugaujam su jiems,
tikrai no širdis ačiū. Mindaugu Balčūnu. Jā, ačiū, kad ir gyvenam fantastiskam mieste, kur einam ikvieną sekmadieni mišas, mīlam bažnycu labai, draugājam su kunigi, mums ir draugi, esam žaidžiuši kaip šinī kartu. Su kunigi. Jā, tikrai esam su visiem labai draugiški. Čia labai patenkinti esam, ka esam čia. Fani, super. Aš noriu tada jums labai padėkoti visiems, kurie žiūrėjo. Ir iki sekančio karto. Ačiū. Ačiū, būsim.